Labas rytas. Na štai mano laivas galutinai sukaustytas leduose. Ir aš jau išplaukti niekur negaliu ir tai užsitęs ilgam. Dabar paskutinės dienas aš vaikštau po šios miškus jau žemynę, ne salose. Na ir iš tikrųjų pasigirti neturiu kuo, todėl kad čiagos nėra, nerandu. Nežinau kodėl. Šiandieną aš vėl varysiu į mišką, o čia apsižiūrėjęs laivą, ar viskas yra gerai. Ir turbūt reikės priimti sprendimą, apie kurį aš jums pasakysiu šiek tiek vėliau. Jo, su laivais baigėsi iki pavasario, o žemėje kol kas čiagos aš surasti kaip ir nelabai galiu. Taigi, varau į mišką ir ten padarysim dar vieną reportažėlį ir pažiūrėsim, kas čia mums gaunasi. Čiagos jau kurį dieną nerandame, bet vaizdai tai čia pasakiški. Dabar užšalęs ežeras. Aistė sako, rado čiagą, bet aukštai. O čia tai šį žiūrėkite, kaip gražu. Čia yra pavėsinė įrengta ant šito štai ežero kranto. Atvažiuoja savo ir poilsiauja tokioje vietoje, įsivaizduojat? Wow, gerai, einu pažiūrėsiu, kad tenai atsirado. Taigi, ieškojom čiagos ir suradome dar vieną pavėsinę ant ežero kranto. Tai yra kažkas tai fantastiško. Pažiūrėkite, žmonės. Įdomu, kas ten baltuoja. Net ir malkučių paruošta likę. Taigi aš įsivaizduoju, kas čia darosi vasarą. Tai poilsiauju čia, užsimetęs meškerytę. Čia šašlyką kepė, čia sau sėdi. Wow, rojus. Bet va šitam rojuje čiagos mes nerandame. Yra kelios priežastys. Pirmas dalykas, beržų labai mažai žemynė, kurių sutikdavo labai daug salose. O čia vyrauja, kaip matote, pušis. Vienas kitas beržiukas yra ir įdomiausia, kad radome buvusių čiagų. Žmonės jas jau nusikirtę, jau susirinkę. Reiškia, švedai žino, kas yra čiaga ir jas aktyviai renka. Todėl, kaip sako, čia grybauti jau mums nėra ko. Girdžiu, Aistė šaukia. Sako, čiagą radau. Štai jau jinai čia kažką kerta. Nu, parodyk savo didžiausią čiagą. O, čia rimta čiaga. Negali kenesis. Jo, daug. Tai kad jau čia likučiai nuo čiagos. Čia jau buvo čiaga. Gerai, žiūrėk, kur kris. Čia žiūrėk. Jo, čia yra tik tai likučiai. Tai jau kaip ir sakiau, čiagas Švedijoje žmonės renka. Nu, lyg tai ten matau vieną čiagą, tai reiškia pirmą normalią čiagą. Reikalas toksai, kad žemynė kažkodėl tai beržų nėra. Ir nuo tų beržų jau čiagos yra nuimtos. Matyt, švedai žino, kas iš tikrųjų yra tos čiagos, jų vertė ir labai smarkiai čiaguoja. Taigi man pasirinkimo nėra, teks šauti į šiaurę. Ir va šito vietoj norėčiau jūsų paprašyti padėti man išsirinkti palapinę. Aš nusižiūrėjau žvejoklinį kubą. Na, jisai lyg tai yra pašiltintas, sušiltintas. Įsimėsiu tenais kažkokią tai krosnelę, ar tai vebastą, ar tai malkinę ir galvojau, tai man ten turbūt bus šilta. Bet tiesiog yra pasirinkimas šitų toksai didelis palapinių, kad aš nežinau, kurią pirktis. Tad todėl paprašyčiau jūsų patarimo. Gal kažkas jau esate išbandę tą tokį kubą ir galite man patarti, todėl kad kainos svyruoja, nuo 100 eurų net ir iki kelių tūkstančių, bet kelių tūkstančių pinigų aš tikrai neturiu. Man reikėtų tokį
vidutinišką, žemiau, labiau į ekonomišką variantą. Tai todėl aš galvoju, gal šiandien Lietuvos laiku 6 val. Susitikime tiesioginėme eteryje ir pakalbėsime apie visus šitus dalykus. Aisė kažko tai juokiasi, reiškia kažkur tai grybą kažkokį užpilo. Na, nesvarbu. Viskas gerai. Uždusęs labai, dėl to labai juokinga. Todėl, kad čia per tos brūzgynus vaikščioti nėra taip jau ir lengva, kada iki kelių sniegė esi. Tai va, bet kokiu atveju, šiandien 6 val. Susitikime tiesioginėme eteryje. O ten, aišku, aš mačiau Čiagą. Einam. Varom. Op. Jo, štai radome vieną Čiagą, o štai yra viršui antra Čiaga ir nenuskinta. O žinot, kodėl nenuskinta? Todėl, kad mes stovime pelkę. Jinai žiemą, jinai užšalo. Va taip, tai vietomis užšalo, vietomis neužšalo. Ir va todėl žmonės jos nenuskinė. O štai va čia dvi gražiausios Čiagos. Tačiau aukštai, aš irgi negaliu. Blin. Važiuosiu, pasižymėsiu vietą, važiuoju kitur, pa žmonės pasiskolinti kopėčių ir grįšiu.